Tęsame pokalbius celiakijos tema. Šį rytą mūsų svečias yra vaikų gastroenterologas gydytojas Vaidotas Urbonas, puikus specialistas ir galėčiau sakyti celiakijos žinovas. Labas rytas, gydytojau. Labas rytas. Pirmiausia apie tai, kodėl celiakija taip mažai žinoma, kodėl apie ją taip mažai kalbama Lietuvoje. Aš manyčiau, visų pirma, Lietuvos gydytojai mažai žino apie šitą ligą ir automatiškai jie rečiau diagnozuoja suaugusiems ar vaikams šitą ligą. Nes skirtingai nei kitose šalyse pas mus sergamumas turbūt kokie 10-20 kartų mažesnis. Tai yra didžiuliai skaičiai, nors iš tikrųjų mes turime tos ligos. Kokie dažniausiai celiakijos simptomai? Celiakija labai įvairi liga. Ta prasme, kad simptomai labai gali būti nespecifiniai. Jokių būdų mes negalime iš vieno simptomo nustatyti ligos. Bet celiakijai būdingiausi simptomai yra svorio nepakankamas augimas, tada, kada vaikas pradeda valgyti kviečius, rugius, miežius, tai dažniausiai būna 6 mėnesių amžiuje ir jis pradeda nepakankamai priaugti svorio. Kitas labai dažnas simptomas yra geležies stokos mažakraujystė. Taip pat gali būti tuštinimasis gausus, pilvo pūtimai, pilvo skausmas, kaulų trapumas ir daugelis kitų simptomų. Taigi, kam pirmiausia jūs patartumėt tikrintis dėl celiakijos? Celiakiją pirmiausia reikėtų tikrintis tiems žmonėms, kurie turi minėtus mano simptomus. Ypač atkreipčiau dėmesį į geležies stokos mažakraujystę. Jos priežasčių yra daug, bet viena iš jų yra ir celiakija. Taip pat reikėtų tikrintis tiems žmonėms, kurie turi kaulų įgimtą trapumą, galbūt ne genetiškai paveldėtą ligą, bet kada yra kaulų osteopenija arba osteoporozė, taip vadinama, kaulų tankio suretėjimas, audinio tankio suretėjimas. Po to reikėtų tirti pirmos eilės giminaičius tų, kurie serga celiakija. Ir tuos žmonės, kurie turi autoimunės ligas, tokias autoimunės ligas kaip cukrinį diabetą pirmo tipo, kaip autoimuninį tiroiditą, reumatoidinį artritą, ir jau mano minėta geležies stokos mažakraujystė. Ir natūralu, tie, kurie turi dirglios žarnos, tai vadinama sindroma, tai yra tokia liga, kuri labai dažnai yra žmonių tarpe ir Lietuvoje, ir dažniausiai sakoma, tai yra liga nuo nervų. Tai iš tikrųjų dalis žmonių, sakykime, iki 30-40% pasirodo, kad turi celiakiją. Kokia šios ligos diagnostika ir koks gydymas celiakijos? Celiakijos diagnostika nėra labai lengva. Mes celiakijos diagnostiką grindžiame remiantis simptomais, taip pat remiantis kraujo tyrimais, būtent serologijos testų nustatant antikūnius prieš audinių transgliutaminazę, taip vadinama. Ir pagrindinis diagnostikos metodas šiai dienai išlieka plonosios žarnos biopsija. Gastrofibroskopijos metu paimamas gabalėlis gleivinės ir jis yra ištyrimas. Taigi tai yra pagrindinės diagnostiniai keliai. Šįkart tiek. Ačiū Jums už pokalbį, o žiūrovus noriu informuoti, kad BioCard celiakijos testą galite nusipirkti patys vitaminų pasaulyje, arba Jums jį atliks medicina praktika laboratorijose, kurios yra Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Tauragėje, Mažeikiuose, Ignalinoje ir Kretingoje. Nelikite abejingi savo ir artimųjų sveikatai, būtinai pasitikrinkite, ar nesergate celiakija.